Šį kartą čia nedalyvauja nei Juta, nei Ardesans, nei Porsche Baltic, bet Gineta važiuoja, GSR komanda važiuoja su Gineta, su Giulietta. Tik tai esam tokio tragiško, dramatiško įvykio liudininkai. Buvo automobilis sustojęs, dabar yra tvarkomas. Išsiaiškinsim, kasgi nutiko iš tikrųjų. Ernesta, ką tu asmeniškai ir ką Žaneta spėjo šiais metais nuveikti autosporte? Iš tikrųjų, Žaneta tai nieko labai daug ir neveikė nuo praeitų metų Barcelonos. O aš į beitą veikiau, žiemą nemiegojau, su Dovydo kolegos Lamborghiniu treniravomės tiek Barcelonoje, tiek Valencijos trasose, tai nesnaudėm, o Gineta miegojo. O kodėl dabar taip iš karto jautį už ragų griebėt? Aišku, Spa irgi baisus jautis, bet Portimao, nu irgi tie kalneliai tokie labai savotiški, techniški. Iš tikrųjų, į Spa mes labai norėjome, bet nesusidėliojo vairuotojų sąrašas, gal reiktų taip pavadinti. Tiksliau, uždelsė su atsakymais, dėl ko priėmėm sprendimą, kad nereikia verstis per galvą ir bandyti išvažiuoti, kad tik išvažiuoti. Buvo šiek tiek gaila, bet kai pamačiau, kokios sąlygos buvo, kaip šaltas, sniegas ir kiek avarijų ir labai stiprių iš tikrųjų, tai tada gal truputį net ir apsidžiaugiau, kad nevažiavom, bet tada iškart nusprendėm, kad reikia nebelaukti tik Barcelonos, reikia suvažiuoti dar kažką. Ir mes į Portimao iš tikrųjų norėjom jau ne vienus metus, bet kai šitas etapas vykdavo Liepos mėnesį, labai visus atbaidydavo beprotiškas karštis. Tai kai šiemet paskelbė, kad vyks gegužės mėnesį ir ta temperatūra yra tokia tikros lietuviškos vasaros, nusprendėm, kad reikia čia būti. Pernai Liepą čia buvo 45, dabar 31. Ar ne per karšta 31? Komfortiška? Šiaip labai komfortiška, iš tikrųjų gal net kiek vėsoko. Bet Žanetai taip neatrodo, jinai rodo kaprizus. Kas čia va ką tik įvyko? Gal galėtum pakomentuoti iš mokslinės fantastikos, bet tu kaip mokslininkė? Aš iš tikrųjų kartais stebiuosi, mums atsitinka tokių dalykų, kur net kartais sunku protų suvokti. Jeigu Barcelonoje mums išjungia masę važiuojant gumos gabalas, tai šį kartą užsipylėm vietoj kuro tik garų. Ir tiesiog turim tuščią baką. Pradėjo mest kuro slėgio aliarmą. Pirma mintis buvo, kad kartojasi ta pati problema kaip Barcelonoje, kad verda kuras. Nors iš tikrųjų daug įsitestavom, daug visko pakeitėm pagal rekomendacijas ir atrodė, kad viskas įsisprendė. Bet kai grįžo mašina, norėjom įsipumpuoti kurą, kad pasižiūrėt, ar verda ar neverda, kaip kas. Negalėjom to padaryti, todėl priėmėm sprendimą, kad galbūt tai yra siurblių problema. Todėl mano vyrukai įsiardė baką ir žiūrim, kad jisai tuščias. Nors mes po užpilimo, kur mums parodė, kad mes užpylė 105 litrus. Tai iš esmės sustojom be reikalo, sugaišom nemažai laiko, įsiardėm baką, jį vėl susirinkom ir dabar mašina išvažiavo užsipilt kuro ir tikimės, kad jau dabar tikrai kuro, ne tik garų. Atmetus šitą X-failus garų, komandai sekasi gerai, kvalifikacijų klasėje buvo pirmi. Iš tikrųjų, kvalifikacijai buvom antri, mums pritrūko berods 0,3 sekundės iki pirmos vietos, bet ta komanda, kuri iškovojo pirmą vietą, juos pagavo teisėjai apgaudinėjant. Pirmą tai jie paleido pro vairuotoją, pirmų numerių startuot, kas yra neleidžiama, o antrą tas pats pro vairuotojas važiavo už visus 3 vairuotojus. Tai juos už tai gaunasi, kad diskvalifikavo, taip reiktų pavadinti turbūt. Todėl mes pirmi, tai kvalifikacija sekėsi gerai, startas irgi puikus, ilgą laiką važiavom pirmi, važiuojam dvigubus stintus, visi jaučiasi gerai, laiko gerą tempą, fiziškai irgi yra pasiruošę, todėl šitas akibrokštas dabar šiek tiek išmušė iš vėžių, nes nežinau, ar jau bus įmanoma vėl grįžti ten, kur buvo. Bet laukia naktis, naktį nutinka, naktis jau jaunimo draugas, komandoje yra ir daug ir jaunų, ir patyrusių vairuotojų, bet naktis čia yra ypatingai, jinai skiriasi nuo Barcelonos, naktinis važiavimas Portimao. Koks esminis skirtumas ir ko reikėtų bijoti? Esminis skirtumas turbūt yra dirbtinis apšvietimas, ko Barcelonoje yra pakankamai daug ir net neturėdamas papildomų žibintų
galėtum pakankamai neblogai važiuoti ir orientuotis, kur tu esi. Šitoj trasoj nėra visiškai jokio dirbtinio apšvietimo. Ir itin yra svarbu tavo šoniniai žibintai, kad tu matytum Apexą, posūkį, kur tau sukti, nes daug posūkių yra aklų, į kalną, kur tau itin svarbu pamatyti, kur tau pasukti. Tai kaip ir kol kas neatrodo nieko čia baisaus, lempų turim daug, šviečia gerai, bet matysim. Svarbu, kad viskas veiktų. O jeigu kalbant apie trasą, čia ir dieną, kai kur yra pora vietų, kur važiuoja aklai. Tikrai yra ir Portimao tuo ir žavi, kad čia tikrai sudėtinga trasa, daug aklų posūkių, reikia nemažai drąsos, tikėti savim, žinot, ką darai, žinot, kur tu taikai, nors ir nematai, kad viskas baigtųsi gerai. Tai tokia kupina iššūkių trasa, bet šiaip kol kas visiems labai patinka.